grįžę į mano kanalą ir šiandien yra vasario 21 diena. Nuo šiol ši data yra ypatinga, nes 2016 metų vasario 21 dieną aš pagaliau pasiryžau įkelti pirmą video į savo kanalą. Ir dabar yra metai, kaip tą darau ir džiaugiuosi tuo, ką darau. Šiandien lygiai metai, kaip aš keliu video jums ir filmuoju savo gyvenimą. Ir per tuos metus įvyko labai daug visko ir, nežinau, šie metai buvo ypatingi, nes tai yra labai didelis ir naujas pasikeitimas mano gyvenime. Man labai be galo buvo daug džiaugsmo dalintis su jumis gražiamis savo gyvenimo akimirkomis, kaip savo gimtadieniu, atostogomis Palangoje ir visais kitais nuotykiais. Man labai gera parodyti jums kas mėnesį tai, ką aš mėgstu, ar tiesiog nufilmuoti video su Rita. Tai atneša labai daug džiaugsmo ir sakau dar kartą, kad šie metai buvo ypatingi. Tad noriu kartu su jumis prisiminti, kaip jie praėjo. Ir per metus jau jūsų yra 3000, tai yra nuostabu. Tas skaičius po truputį vis auga. Ir tikiuosi, kad augs ir toliau, be to jūsų komentarai, jie nuostabūs. Tikrai kartais būna tokių komentarų, kad net nežinai, kaip parašyti ir padėkoti, bet aš skaitau kiekvieną komentarą, gal ir net rašau jūsų. Tad noriu jums dar kartą padėkoti ir noriu pasidalinti, kaip ir sakiau, visomis įsimintiniausiamis akimirkomis iš visų metų. Kad štai mano pirmasis video. Čia buvo pirmas video, tikrai. Žinote apie mane, pernai aš buvau Panelė žurnale, taigi čia yra straipsnis apie mane ir taip pat apie mano kuriamus žaisliukus. Šiame video aš norėčiau pakalbėti apie kosmetikos favoritus. Ir pirmas produktas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai šita nauja Maybelline New York Dream Velvet pudra. Ir man asmeniškai yra jinai labai gera, skirstosi gerai, spalva kaip tik man ir labai malonus kvapas, jos toks gaivus ir švelnus. Taigi, sekantis produktas būtų taip pat iš Maybelline. Tai yra lūpų dažai, štai jeigu matote, ir mano jie yra mėgstamiausi. Per šiuos metus, kol filmuoju savo video, sutikau ir susipažinau su nepaprastai žmonėmis, kaip Šanelėtė, Monika Pundziūtė, Rūta Meilutytė ir kitais. Ir vienas iš įsimintiniausių susitikimų, tai buvo susitikimas su Šanelėtė. Susitikau su ja, kol atostogavau Palangoje, gegužės mėnesį, ir tai buvo nuostabu. Tad prisiminkime tai visi kartu. Dabar taip iš šoniuką. Gali prie to veidėti. Gerai. Aha. Svarbu, kad į save panašiai būtų. Labas. Kas čia tokias? Nežinau, atvyko. Kur jūs čia esat? Studijuotis. Ir ką čia darot? Valgot tortą, ne? Jo. Atėjot pavalgyti? Supratau, skanaus. Sveiki, Monikos žiūrovai. Aš esu su Monika, pas save makiažo studijai, va jai padariau makiažą. Pasirodė. Ar patenkite Monika? Aha, labai. Labai šaunu. Tai ką, noriu perduoti linkėjimus. Tiesiog linkėjimai iš Klaipėdos visiems Monikos žiūrovam. Mes jau laisvos, jau išėjom iš studijų 3
Ir dabar einam pavalgyti į... Taip pat turėjau nuostabiai draugišką ir malonų susitikimą su Monika Pundziūtė. Monika yra nuostabiai draugiškas ir linksmas žmogus. Buvo labai smagu su ją artimiau susipažinti ir taip puikiai praleisti laiką paprastoj kavinukėj. Tad žiūrėkime. Monika yra sveikintas 19 gimtadieniu, linkiu tau daug laimės, nepakartojamo akimirkų, džiaugsmo ir kad toliau siektum savo tikslą ir gyventum visos svajos. Nuostabus palinkėjimas. Žiauriai ilgai galvojau, ką padaryti ir kaip gerai pasakyti. Vis tiek, kad ir tokius kuria dalykus vis tiek. Mes taip ilgai sėdėjom, kad jau net prisnigo. Nebuvo dar nieko. Nu, nebuvo. Žiema atėjo, kol sėdėjom. Žiauriai gražiai papuošta. Iš tikrųjų, kaip man. Įsimam? Ne. Imam. Pasižiūrėk. O, labai gražu. Iš natūralių, iš tikrųjų. Jo. Skonio aš tai. Na, kaip pirmas įspūdis? First impression? Kaip? First impression. Of what? Na, kaip pirmas įspūdis išbandžius. Ai, šitą? Jo. Aš galvoju dėl to. Nu, aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų nieko gero. Nieko gero? Ne. Geras. Žinok, neverta. Bet įpakavimas tai stulbinam. Įpakavimas labai daug žadantis, Jo. bet skonis nebe toks. Vaikai nevalgai, kad labai negerai. Labai Kaip fainai, kai turi idėjų padaryti žiemą fontaną tokį gražų. Nes jeigu jo nebūtų, tai čia tiesiog apleista. Nu. Bet dabar tai žiauriai gražu. Taip pat vasarą, Liepos 18 dieną, nors iš tikrųjų mano gimtadienį 16 dieną, atšvenčiau savo 17 gimtadienį, kuris buvo pašėlusiai linksmas ir vienas iš geriausių gimtadienių, kurį švenčiau. Tad prisiminkime gimtadienį visi kartu. O čia Goda! Labas! O paskui... Taip, valgyti! Taip, autobusas užsakytas mums visiems. Mes jau visi autobuse. Kiek darai laiko? Atėjo Rūta. Taigi paėmėm Rūtą, dabar važiuojame savanorių gatvę paimti Aistę. Štai yra Aistė. Labas! So that I'll never feel alone again. They've always been so kind. Dabar eisiu nufotkinti pirmąją nuotrauką. Aš labai tikiuosi, kad pavyks. Jinai po 5 minučių išryškės. Tai kaip gavosi, visai gerai, tik gaila, kad nesimato L raidės pradžios, bet kaip pirma foto, manau, visai nieko. Kepame zefyrus. Ir dar vienas įvykis šiais metais, kurį tikrai verta paminėti, tai taip pat per vlogmą filmuota akcija, kai nešiau savo rankų darbo minkštukus ir kitas dovanas į Vilniaus Santariškių ligoninę. Buvo tikrai labai smagu pradžiuginti tuos vaikus kalėdų proga su atneštomis dovanomis. Taip pat daviau pirmą kartą gyvenime interviu TV3 žinioms, tad
Tai buvo nuostabi diena ir noriu ją prisiminti kartu su jumis. Tad žiūrėkime. Mes apvažiavom ką tik į Santariškių širdies chirurgijos skyrių. Atvežėm priešą ir žurnalą. O, jelly beans. Galvoju, kad savaitininkų praversim. Antras dalykas. Padarysim gražiai. Imu interviu? Gerai. Monika, dabar išvardinti, sakyk, kaip kilo idėja, kokią minti šiais vaikus, kodėl ir kodėl mes žaisliukai dabar, ar sunku juos pagaminti, kuo jie ypatingi, kokių formų? Kiek tokių žaisliukų tu esi pavadinusi būtent džemkams? Gerai, ačiū tau. Tai dabar mums reikia mamo. O čia kokios mintis dabar tai šventės užkrūsta? Tai tiesiog kalbišiai. Gal per daug. Labai graži diena tas. Man bet normalu, aišku, atrodo. Reikės kelių dublių tada. Cheese! Tad tiek įsimintiniausių įvykių ir noriu dar kartą jums padėkoti, kad žiūrite mano video, kad komentuojate juos bei dedate laikus. Tai labai daug reiškia ir aš net nemoku apsakyti, kaip man pačiai yra smagu, kad aš visą tai prieš metus pradėjau ir tikrai tęsiu tai ir toliau. Ačiū sakau jums iš visos širdies ir tikiuosi, kad susitiksime mano kitame video.